Kiekvienas programuotojas anksčiau ar vėliau pradeda ieškoti tvarkos. Visi norim tos stebuklingos struktūros, kuri chaotišką kodo bazę paverstų kažkuo aiškiu, logišku ir nuspėjamu. O šiandien mes kaip tik ir pasigilinsim į vieną populiariausių tokios tvarkos receptų ir pabandysim suprasti, kodėl jis visgi sulaukia tiek daug kritikos. Turbūt pažįstamas jausmas, kai atsidarai projektą ir bandymas rasti reikiamo kodo gabalą primena adatos paieškas šieno kopėtoje. Tiesa, funkcijos išmetytos, ryšiai tarp moduliai visiškai neaiškos, o menkiausias, atrodo nekaltas pakeitimas sukelia visą grandinę reakciją nenumatytų klaidų. Tai tiesiog universalus programuotojų skausmas, kuriam nuolat ieškoma vaistų. Ir štai į sceną žengia Feature Sliced Design, arba trumpiau FSD. Tai tokia metodologija, kuri žada išgelbėti mus nuo viso šito chaoso. Kaip? Ogi per labai griežtą sluoksniais paremtą struktūrą. Ji dažnai pristatoma kaip tokia sidabrinė kulka, kuri gali sutvarkyti net ir patį sudėtingiausią projektą. Gerai, taigi pirma dalis. Tvarkos pažadas. Pažiūrėkime, ką iš tikrųjų siūlo FSD ir kodėl tai skamba taip patraukli. Pirmiausia, labai svarbu suprasti, kad FSD nėra kažkokia tobula architektūra tinkanti absoliučiai viskam. Tai labiau metodologija. Tiesiog paprastų taisyklių arba moksliškių tariant euristikų rinkinys. Pagrindinė idėja yra duoti programuotojams aiškų veiksmų planą, kaip organizuoti kodą, kad rezultatas būtų neidealus, bet pakankamai geras ir tam nereikėtų gilos architektūrinės patirties. Visas FSD pagrindas laikosi ant griežtos vienakrypčios sluoksnių hierarchijos. Viskas prasideda nuo paties viršaus, globalaus apsluoksnio ir leidžiasi žemyn per puslapius, valdiklius, funkcijas, esybės iki pat apačioje esančio bendro naudojimo shared kodo. Būtent ši struktūra ir sukuria tą aišku, griežtai kontroliuojamo priklausomybių kelią. O kad ta tvarka būtų palaikoma, FSD įveda 3 pagrindinius apribojimus. Pirma, žemesnis sluoksnis, pavyzdžiui entities, jokių būdų negali importuoti nieko iš aukštesnio, tarkim widgets. Antra, moduliai tame pačiame sluoksnyje, tos vadinamosios dalis arba slices, yra visiškai izoliuoti vienas nuo kito. Ir trečia, turbūt svarbiausia, visa išorinė prieiga prie bet kurio modulio turi vykti per vieną konkretų įėjimo tašką, jo viešą API, dažniausiai index failą. Būtent šios taisyklės ir yra visa FSD esmė. Ir koksgi viso to rezultatas? Na, kai visi laikosi šių taisyklių, visa komanda ima kalbėti tą pačią kalbą. Struktūra tampa labai nuspėjama. Naujam žmogui kur kas lengviau įsilieti į projektą, o didelės komandos gali dirbti lygiagrečiai, pernelyg netrukdydamos viena kitai. Būtent čia ir slypi ta didžioji pagrindinė FSD vertė. Gerai, pažada skamba puikiai, bet dabar pereikime prie problemų. Pirmoji ir ko gero rimčiausia – pažeista verslo logika. Pažiūrėkim, kas nutinka, kai FSD taisyklės susiduria su tikru pasauliu. Pagalvokim. Realiame pasaulyje verslo koncepcijos yra glaudžiai susijusios. Na, pavyzdžiui, socialinio tinklo įrašas tiesiog neegzistuoja be vartotojo. Tiesa? Tačiau FSD griežtai draudžia vienai esybei, tarkim įrašui, tiesiogiai importuoti ir žinoti apie kitą esybę vartotoją. Vietoj to ryšys palaikomas tik per kažkokį abstraktų identifikatorių ID. Ir tai sukuria milžinišką atotrūkį nuo realybės. Ir čia visa problemos esmė. Ten, kur natūraliai egzistuoja labai stiprus logiškas ryšys, FSSD tiesiog primeta dirbtinę sieną. Programuotojams tai sukelia tokį kognityvinį disonansą. Galvoje viskas susiję, o kode atskirta. Tai verčia ieškoti sudėtingų aplinkelių ir bereikalingai komplikuoti sistemą. Dėl viso šito ta logika, kuri ir aprašo esminius ryšius tarp esybių, pavyzdžiui, kaip tas įrašas yra susijęs su vartotoju, ji tiesiog negali gyventi pačiame modelyje. Ji yra priverstinai iškeliama į aukštesnius sluoksnius, kaip widgets ar features. Ir taip, svarbiausia verslo logika tampa mažiau akivaizdi, ji išskaidoma, išbarstoma ir jie tampa daug sunkiau valdyti. Gerai, antroji problema – sudėtingumo tinklas. Ir čia slypi didžiausia ironija. Siekdama tvarkos, FSD kartais sugeba sukurti dar didesnį chaosą. Ši metafora, man atrodo, tobulai apibūdina tai, kas nutinka. Viena, atrodytų vientisa logiška koncepcija, yra paimama ir tiesiog plonu sluoksniu ištepama per 10 skirtingų failų ir katalogų visoje projekto struktūroje. Kad būtų aiškiau, paimkime konkretų pavyzdį. Paprastas užduočių sąrašas. Pagal FSD taisyklės jis yra išskaidomas į atskirus gabalus.
Vienas valdiklis bendram vaizdui, tada 3 atskiros funkcijos – pridėti užduotį, perimti jos statusą, ištrinti ir galiausiai pati užduoties esybė. Viena paprasta idėja, o rezultatas 5 skirtingi katalogai. Ir čia mes kalbame tik apie katalogus. Realiai, kiekviename iš jų dar yra po kelis failus – komponentas, stiliai, testai. Taigi viena, atrodytų elementari funkcija, gali lengvai virsti 10 ar net daugiau failų. Ir norint suprasti, kaip visa tai veikia, reikia nuolat šokinėti per visus šios failus. Kognityvinė apkrova milžiniška. Na ir čia norisi tiesiog sušukti kaip tame populiariame meme, jog metodologija buvo sukurta aiškumui. Bet vietoj to, kad sumažintų sistemos dalių susidumambumą, vadinamąjį coupling, jį tik padidina. Ryšių, kuriuos reikia sekti ir suprasti, skaičius tiesiog išauga, o nesumažėja. Tai ką daryti? Na, panašu, kad atsakymas yra pereiti nuo aklo taisyklių sekimo prie gilesnio architektūrinio mąstymo. Čia galima išskirti 2 skirtingus požiūrius. Vienas – tai architektūra kaip religija, kai aklai laikomasi taisyklių ir nuolat klausiama, ar aš viską darau teisingai pagal FSD. Kitas, kur kas brandesnės požiūris, yra architektūra kaip įrankis. Čia vadovaujamasi fundamentaliais principais, pavyzdžiui, susietumu, coupling, kaip stipriai moduliai priklauso vienas nuo kito, ir sanglauda, cohesion, kaip logiškai susijęs kodas yra viename modulyje. Ir tada klausiama, ar šis konkretus sprendimas pagerina mano sistemą? Ar jis ją supaprastina? Esmė yra ne išmokti kažkokį taisyklių rinkinį atmintinai. Esmė yra turėti mąstymo modelį, algoritmą, kuris padėtų priimti pagrįstus architektūrinius sprendimus, atsižvelgiant į konkretaus projekto poreikius ir žinoma kompromisus. Taigi, kokiagi viso šito analizės išvada? Ji gana paprasta. Kiekviena metodologija, įskaitant FSD, turi savo kainą ir privalumus. Svarbiau už bet kokias taisyklės yra suprasti tuos fundamentalius principus, kaip susietumas ir sanglauda. Galiausiai, gera architektūra yra ne apie taisyklių laikymasi, o apie gebėjimą sąmoningai daryti sprendimus, kurie veda prie geresnio, stabilesnio ir lengviau palaikomo kodo. Ir pabaigai noriu palikti vieną klausimą apmąstymui. Pažvelkite į savo dabartinį projektą ir paklauskite savęs. Kokius ryšius tarp modulių mano pasirinkta architektūra griežtai draudžia? Ir svarbiausia, kodėl ji tai daro? Ar ta priežastis vis dar yra pagrįsta šiandien?